Dabar prasiardysime šitą kompiuterį taip, kad prieitumėm prie vaizdo plokštės. Nuimam pirmoje vietoje ventiliatorių, dulkės. Taip, čia yra procesorius, šiaurinis tiltas ir vaizdo plokštė. Šiuo atveju reikia nuimti visus radiatorius. Išsimagnetinam atsuktuvas. Tai pirmasis radiatorius procesoriaus su vaizdo plokšte, biškį prikibęs. Nieko. Sekantis radiatorius yra vaizdo plokštės. Taip atrodo vaizdo plokštė. Akivaizdu, kad jinai buvo keista, kadangi matosi aplinkui pajudavimai nuo fliuso. Dabar pasiėmė karšto oro lituoklį, pašildysime patį vaizdo procesorių. Vaizdo procesoriaus šildymas prasideda nuo kraštų su mažiausia oro srove ir didžiausia temperatūra. Šildome nuo kraštų, apie 0,5 centimetro nuo procesoriaus viršaus, branduoliuko pačio nešildome. Pačio branduoliuko negalima per daug kaitinti, kadangi jisai gali kristaliukai vidų užvirti. Šiuo atveju mes dabar šildome daugiau apatinės kojas tarp vaizdo procesoriaus platformos ir vaizdo plokštės pačios. Be abejo, to pačiu biškį suminkštėja ir kontaktai tarp branduoliuko ir vaizdo procesoriaus platformos. Dėl to jeigu būna branduoliukas biškį pajudėjęs nuo vaizdo platformos, tai to pačiu ta problema irgi išsisprendžia. Ir šildymą per daug perkaitinti irgi nereikia. Per daug perkaitinti irgi nereikia. Užteks.